Šis vaizdo įrašas skirtas tam, kad parodyti, kaip pradėti naudotis TEDAS sistema. Užėjus į sistemą, pereiname į registracijos langą, kuriame vartotojas įveda savo vardą, pašto adresą ir slaptažodį. Patvirtinus slaptažodį ir sutikus su naudojimo sąlygomis, paspaudžiamas mygtukas registruotis. Po sėkmingos registracijos vartotojas patenka į organizacijos registracijos langą. Čia jis įveda savo organizacijos pavadinimą ir organizacijos kodą į atitinkamus laukus. Užpildžius, patvirtiname informaciją. Sekančiame žingsnyje vartotojas pažymi aktualias kategorijas. Taip pat vartotojui bus pateiktas siūlomų kategorijų sąrašas pagal jo organizacijos kodą. Ši informacija bus naudojama sistemos turinio personalizacijai. Galiausiai vartotojas įveda pašto adresus, kurie bus naudojami pirkimų, sutarčių bei konkurentų naujienlaiškiams gauti. Asmeninė informacija, pavyzdžiui vardą ar slaptažodį visuomet galėsite atnaujinti savo profilio nustatymuose, o organizacijos duomenys skiltyje nustatymai. Sėkmingo naudojimosi TEDAS sistema.